Vienas, du. Labas, Emilija. Labas, Andriau. Nu, atkeliavai iš salos, iš Anglijos, į Ispaniją. Taip. Nepaprastam reikalui. Labai nepaprastam. Atvažiavai į retritą. Ko tu čia atvažiavai? Ko atvažiavai, kaip gyvenai, ko norėjai iš šitos terapijos? Atvažiavau tikėdamas į naują starto iš tikrųjų. Prieš atvažiuojant jau kelias metus jaučiau, kad jaučiausi, kad neina gyvenimas, žinai. Ir tą bandžiau, ir aną bandžiau, ir karjeras bandžiau visokias. Bandžiau keisti gyvenamasis vietas, bandžiau visokias terapijas, visus įmanomus būdus, psichologus, kažkokias alternatyvės terapijas, ką radau, viską pabandžiau. Ir tikrai jau, jeigu kažkoks postūmis gyvenime ir įvykdavo, jeigu galvoje ar jausmuose ar kažkur pašviesėdavo, tai tas poveikis nesitęsdavo daugiau negu 2 savaičių. Ir visą laiką grįždavo atgal. Ir kas konkrečiai tavęs, kurios gyvenimo sritys tavęs netenkindavo? Kur strigimas pas tave ten būdavo? Dėl ko vis keisdavai, kas netenkindavo? Savirealizacija netenkindavo. Netenkindavo tie žmonės, kuriuos pritraukdavau. Netenkindavo emocinė būsena. Net tas netenkindavo toksai įsijautimas į šią minutę, net atrodo, kad ir kiek bandydavau, aš vis tik neturėdavau. Kiek tu pasakodai, tiesiog nejausdavai, kad gyveni ir nebūdavo malonumo tame, ką darai, kur esi, gyvenime nėra gyvenimo. Taip, bet tikrai to žodžio prasme. Nu, atvažiavai čia nais. Savaitę laiko čia, Kaip pats procesas tau vyko? Kokios dalys proceso buvo sunkios, ar buvo lengvų dalių? Kaip viskas vyko, kaip pats procesas, kas čia pasikėlė pas tave? Viskas vyko labai intensyviai. Čia turbūt tikrai to žodžio prasme buvo viena iš intensyviausių savaičių mano gyvenime. Visa ta pati terapinė dalis buvo labai intensyvi, ta prasme mano smegenys kaito, perkaito, toliau dirbo visą tą laiką. Prieš terapijas ir po terapijas turėjom labai daug visokių prasmingų pokalbių ir aš turėjau milijonus klausimų, kurie buvo atsakyti. Ačiū tau labai. Buvo sunku pradėti. Bet kai pradėjau, pasitikėjau procesu ir jisai man davė viską, ko aš tikėjausi. Tikrai. Tu išvažiuoji su 2 tokio istorijos prirašytom knygom. Tikrai to žodžio prasme rašiau nuo tos minutės, kai pabudau, iki kokios 1 nakties kiekvieną dieną ir dar nespėdavau pasirašyti ir dar kitą dieną pabaigdavau. Aišku, nenuvertinant terapijų ir praktikų, ką tu darei iki tol, tai iš tikrųjų tau padėjo čia nais, taip sakysim, efektyviai, jau kitokio lygio efektyviai viską, sakysim, remontuotis, kad visą tai tiesiog turėjo didelį indėlį. Nors ir tu darydavai gyvenime ten terapijos, tas ir met atgal tave, vėl ten pat, padarai kažką vėl ten pat, bet dabar viskas tiesiog sukrito, čia viskas išsipakavo, viskas tiesiog nupoliravo viską tavy. Tai visų tų praktikų kaip ir nėra kaip nurašyti, nes jos irgi prisidėjo čia nais tavo šitam darbe. Labai efektyvų, labai tu, čia kaip pirmūnė, sakysim, pavariai kaip pirmūnė, nes realiai daug klausimų, daug temų, labai daug temų pas tave čia sprendėsi.
ir sakai, smegenys skaito ir ten nuo informacijos ir nuo visko, kokie srautai čia buvo jungti, bet turbūt ir jausmai bangavo. Ir jausmai labai bangavo, bet kiekvieną kartą, kai įėjom į tą terapinį procesą, tai kad ir su kokiais klausimais įėjau, su kokiais klausimais, kad ir kaip juos buvo sunku spręsti, ir kad ir ką visus reikėjo iš savęs išsikelti tamsiausius dalykus, išėjau kiekvieną kartą tokia šviesi, tokia palengvėjus, tokia pakelta galva, žinai, kad atrodo išsivalė viskas, žinai. Neapsakomas jausmas tikrai. Ir tas toksai palengvėjimas nebuvo toksai, išeini iš kokio nors psichoterapeuto kabineto ar kažkokio hipnozės kabineto ir tavo poveikis trunka 2 valandas, žinai. O va čia kiekvieną dieną jaučiu, kad vis lengviau ir jau dabar praėjo 5 dienos ir aš jaučiu, kad net mano visiškai smegenys kitaip veikia. Aš jaučiu, kad mano vidus visai kitoks, aš esu atsivėrusi pokyčiams, aš esu visiškai pilnai motyvuota eiti dabar ir daryti viską, jaučiuosi, kad turiu visus įrankius, jaučiuosi, kad turiu planą, jaučiuosi, kad suradau, ko mano vidus labiausiai norėjo. Nu, ta prasme, išeina kitas žmogus. Tai aš sekantis klausimas norėjau klausti, su kuo tu dabar iškeliauji atgal namo, bet tu čia ką tik viską atsakėjai. Bet dar pridėsiu, kad iškeliauju ne tik su visais įrankiais ir su planu, bet dar ir iškeliauju su įrankiais, kaip kitiem padėti. Kaip dar jaučiuosi, kad galėsiu dar ir parodyti pavyzdį ir tam, kam surezonuos, tam kam atsivers kažkas, kad dar galėsiu ir nuteikti gerą linkmę teisingą ir dar jam duoti įrankius, kad ir jam gyvenimas prašviesėtų ir palengvėtų. Tai pas tave aktyvavosi, sakysim, irgi vidinis noras darbuotis tokioj srity. Taip. Realiai. Taip. O iki tol tu dirbai versle. Taip. Tai toks radikalus pasikeitimas, bet noras padėti kitiems pas tave jau buvo. Ja, visą gyvenimą buvo. Tik tais nežinojai nei kokią linkmę eiti, nei į kokias terapijas nert. Ir aš, kai tavęs klausiau kažkada, tai ką tu ten norėtum daryti gyvenime, tai sakei, kad norėčiau rasti arba sukurti kažkokią tai super terapiją, kur žmogus iškart pajaustų, iš karto būtų efektas ir nebūtų ten jokio atgal metimo. Tai esi aktyvuota kaip kūrėja. Tikiu, kad pati dabar sukonstruosi kažką tokio unikalaus ir tikrai veikiančio ir galingo. Ir lauksim sužibėjimo. Ačiū labai. Ačiū tau už pasidalinimą ir sėkmės. Ačiū. Ačiū. Ačiū.